Kartais kyla klausimas, kas yra mokslinis stilius. Ir esama tokių minčių, kad apskritai mokslinį stilių būtų galima sujungti su administraciniu ir pasakyti, kad tai yra dalykinis stilius. Nemanyčiau, kad tai yra geras dalykas, todėl kad administracinis stilius yra savo, o mokslinis stilius tikrai skiriasi. Jis nėra toks šabloniškas kaip administracinis stilius. Ir žinoma, turi savų ypatybių. Vis tiek objektyvieji stiliaus veiksniai mokslo stiliui tikrai veikia. Kas tai yra? Tai pirmiausia yra tam tikros konstrukcijos, dažniausiai nuasmenintos, dažnai vartojami padalyviai, dažnai yra vartojami ir tam tikri intarpai, kaip visada, kaip žinote, kaip rašoma, kaip yra sakoma. Todėl tokia išvada yra pirmas, antras, trečias, tačiau visiškai kitaip negu administracinėme stiliuje. Vis dėlto tai yra tekstas, labai aiškus, grynas, vientisas, logiškas, nuoseklus tekstas. Ir kitas dalykas, kodėl neįmanoma jo prijungti prie bendro kažkokio dalykinio stiliaus, yra tai, kad tas stilius dar turi kitus postilius. Pirmas dalykas tai yra tikrasis mokslinis stilius, kuria yra rašomos monografijos, straipsniai, studijos, disertacijos ir ten yra vieni reikalavimai, o kito postilio, mokslo populiarinamojo postilio, yra visiškai kiti. Apie tai kitą kartą, o čia dabar kas yra svarbu. Dažnai sakoma, kad mokslinis stilius turi būti visiškai nuasmenintas. Ir atrodo, kad mūsų tie straipsniai, kuriuos mes rašome, tarsi pakartojama kažkieno kito mintis. Todėl, ypač anglakalbėse šalyse, kai yra rašomi moksliniai straipsniai, yra vartojami asmeniniai įvardžiai. Mums jau yra įprasta ir mes peržengėm tą baimės ribą ir ėmėme vartoti mes, ten, kur yra keli autoriai, tada būtų galima žengti dar vieną žingsnį ir vartoti aš. Jeigu tai yra mano nuomonė, jeigu aš kviečiu straipsnyje į diskusiją, tai aš tą sakau. Ir čia būtų labai aiški autoriaus pozicija. Dėl to nereikėtų manyti, jog mokslinis stilius yra be galo konservatyvus. Viskas gyvenime keičiasi ir nuostata į mokslinį stilių.